Šiandieną norėčiau parodyti, kaip efektyviai ir labai lengvai galime atlikti galvos masažą. Tada, kada jaučiame nepagidaujamus galvos skausmus, ar tiesiog po didesnės įtampos ar sunkios darbo dienos. Tam galime naudoti masažinį kūno aliejų ir eterinius aliejus bei jų mišinius. Rekomenduočiau pipirmėtę, kuri ypatingai padeda tada, kada jaučiam smilkinių skausmą, spaudimą. Sweet Dreams, kuris atpalaiduos ir ypač tiks prieš miegą. Ir Angels Tenderness ramina, atpalaiduoja ir taip pat labai tinka tuomet, kada jaučiame nepageidaujamus galvos skausmus. Šiek tiek aliejaus. Ir šiandien naudosime Sweet Dreams. Keletas lašelių. Paskirstome po delnus. Taip. Ir lengvučiais judesiukais šiek tiek paskirstome. Judesiukas turėtų būti toks, kad plaukai girdėtųsi kaip šiurena. Po tokių masažų plaukai auga geriau vien todėl, kad mes išjudiname kraujotaką ir judesiukas šiugždenantis. Dar vienas judesiukas, kuris skatina gilesnių sluoksnių aktyvumą, tai būtent toksai, kada nebejaučiame ir negirdime to šiugždenimo, o rankytės dedame ir prispaudžiame kaip su čiuptukais. Ir į viršų judesiukas ir žemyn. Į viršų, žemyn. Labai svarbu galvos masažo metu nepamiršti apatinės plaukų augimo linijos. Būtent susirandame tą vadinamą duobutę ir ją spaudžiame su nykščiais. Šiek tiek tokių stipresnių judesiukų. Spaudžiame, truputėlį palaikome, atleidžiame. Nepamirštame ir smilkinių. Spaudžiam, spaudžiam, užlaikom, atleidžiam. Lyg tai būtų akupresūros judesėliai. Jeigu naudojame pipirmėtės eterinį aliejų, reikėtų naudoti pakankamai nedidelį kiekį, tam, kad nebūtų nemalonaus pojūčio akyse. Stengiamės išmasažuoti kiekvieną odos plotelį, tai pagerinant visą odos mikrocirkuliaciją. Hidrolatas ne tik puikiai drėkina, bet ir įvitaminizuoja plaukus. Atgaivina, ypatingai tinka po įvairių saulės vonių, taip pat net ir po soliariumų. Tai plaukučius reikėtų švelniai įmasažuoti ar iššukuoti. Taip pat labai puikiai priemonė nuo plaukų vėlimosi. Tinka tiek mažoms, tiek didelėms mergaitėms.